Nu ką, dar vienas vlogas. Einu per tiltą, einu į Traška Braška servisą su savo Batmobilį. Batmobilis tai va, keržiukai. Nu, einu per tiltą, kurmi čia viskas užšalę. Senai tai buvo, gražu net žiūrės. Tai va, kiek kaip norėjau pranešti. Nu ką, turiu blogų naujienų. Mano Batmobiliai pradeda išsekinėti. Iš 2 varomų darosi 1 varomas, nes cepakų nesuvalgiau. Tai va, biški grūzas prasideda. Nu, bet nieko, kaip nors. Daveš mane Batmobiliai šitį. Nesijaučiu, sakau, sunkėja viskas. Atvariau Domeikavą. Dabar lipu į kalną 2 kilometrų ir bandysiu raident su naujų vairo. Kai kietai. Rentalis. Tai va. Pirmas važiavimas. Domeikava. Rental. Traška Braška. Ir aš. Eik tu! Stabdžių nėra. Eik tu. Stabdžių tai nėra. Eik tu nafig. Eik tu nafig. Kaip važiuot be stabdžių šaiko. Eik tu šiek. Medis. Eik tu sa. Kurmi. Eik tu sa. Eik tu sa. Stabdžių nėra iš vis. Nėra visiškai mirę stabdžiai. Eik tu sa, koks greitis buvo. Net akis verkia iš to džiaugsmo. Dar vienas važiavimas. Ir toks keistas jausmas tą vairą laiką. Wow, kaip pašoko. Eik tu sa. Eik tu nafig! O kur vis stabdžių nėra? Eik tu nafig! Į kelmą, į ką aš net kaliau. Eik tu nafig! Į kamieną kažkokį kaliau. Oba. Eik tu savo stabdžių rimtai nėra. Nėra šis stabdžių. Kur ne? Kaip sunku. Žiūrėk, stabdau. Iš šis nėra stabdžių. Ką? Mane priklipino, biškai prie dviratį. Eik tu nafig, iš šis stabdžių nėra. Eik tu nafig. Jau, nu tai jau čia taip pizda. Incidentas. Kolegai prisuko kelnes. Tai va, tai kas raidinat, visados arba apsauginės apsaugos ant priekinės žvaigždės arba nesidėkit plačių slidininko kelnių. Tos apsaugos nafu nulaužė ir tą, blėt. Eik tu nafig. Man reikia perkelt koją kažkaip į Pas tave per geri, per geros kelnes, kur net vyštas lengvai. Kas čia vyksta tada? Oi, negerai. Nu ką, dar vienas važiavimas, Domeikava ir Deividas be stabdžio. Eik tu! Eik tu savo! O kurmi mane čia kaip baisu! Eik tu savo! Bliot, koks greitis! Eik tu nafig! O man stabdžiai neveikia! Ir akis aptešaroja! Eik tu nafig! Kaip kietai! Bulemba, kai skridau ką tiek! Stabdžiai tik dabar palei apačią atsipirko, kai tave pamačiau. Eik tu savo! Dar vienas važiavimas. Hola. O, tu nafig, kaip
vėžio nepataikys. Oi, tu tau visą kūną paėmė. Oi, tu savo. Čia baisiausia. Oi, tu nafi, kurmi. Kas čia per šaka? Kurmi. Eik tu nafi. Kurmi šaką pasigavau į ratus labai didelę. Oba. Eik tu nafi. Viskas, čia baigiu. Varom. Kur, aš tai varau tą lainą. O, kurmi, biškai veikia. Eik tu šik, kaip užmėti. Vėl neveikia stabdžiai. Eik tu savo. Kurmi, čia nei medį. Kietai. Blemba, per greit nuvažiavau kažkaip. Patrumpėjo trasa. Dar vienas važiavimas. Wow. Sustojau. Nu ką, dar vienas važiavimas. Biškį gerklę kabina jau matomai sirgsiu, bet aš meluoju, gal ne. Ogo! Gama, jaučiu minkštą padangą. Oi, tu nafik, kurmi. Kurmi stabdžiai. O Jėzus, kaip ilgai stoju. Viskas čia stoju šaiką, nes toks gyvenimas. Kartais reiktų stoti, jei nenori žūt anksti laiko. Tai vat, tokie reikaliukai, kaip sakoma. Nu ką, dar vienas važiavimas ir tuštėjanti galinė padanga. 26. Kaip peršikau. Kurvi, koks greitis. Eik tu dar. Na, čiut nemiriau rimtai. Blemba, ir jaučiu. Užpakalį paliečiau vėl, kurvi su galinė padanga. Eik tu nafik, čiut nemiriau rimtai. Ką tai? Tai va. Nes kai važiavau, vieną koją nukėliau nuo dviračių, nes nestojo visiškai. Pompelė konkrečiai. Tai va, bet pravažiavau, viskas gerasi, gavosi puikiai. Esu patenkintas. Oras achujenas. Ačiū už dėmesį. Dar vienas važiavimas.
O, čia įsuksiu. Eik tu, nafig! Neįsukau, blem. Eik tu, na. Nukritau, karoči. Eik tu, na. Nu, vadinasi, spaudžiu per daug. Ką reiškia spaudimas? Tai, jog aš progresuoju tol, kol jūs sėdite namie. Ir bamba. Nežinau, kaip pasakyti toliau, karoči, važiuoju. Eik tu savo, stabdžiai nevyk. Eik tu savo. Au! Jau! Kaip kietai. Kaliau bliną. Nu ką, dar vienas važiavimas ir prime condition. Eik tu nafik, slystelė priekis, eik tu nafik su viena koja iškėlęs. Važiavau. Čia tai rėdu dabar. Eik tu savo. Eik tu savo. Eik tu savo. Čia kaip chujovai. Eik tu nafik. Visur labai blogai. Eik tu savo. Visur labai blogai. Eik tu nafik. Kas čia yra, aš nesuprantu. Dviratis atrodo neklauso. Atrodo vairuotojas nebevaldo. Dviračio dviratis valdo vairuotoją. Labai sunešiojo, kad nestabdžiai, neveik ir negerai važiuoju. O čia šumacheriai susirinkę, laukia kolegos. Tai va, tokia reikalai. Nu ką, vyksta varžybos. Climberis, kuris greitesnis, ar e-baikas, ar aš. Po kol kas matau, aš pirmauju. Atėms e-baikeriams. Pakroviau malkų. Kurva, dar jisai suspjaujam, Viskas pasiduot reikia. Nu, pasidavinėju, nes karočią man batai plyšo, ką tik basom nevėks. Tik dėl to šiaip tai būčiau laimėjęs. Legenda. Kas yra legenda? Legenda tai kai sekmadienio šaltą dieną esi chatoj ir karočią tingi raident. O, blet, karočią, pizda, ištrinsiu šitą video. Ką, papasakosiu, kas yra legenda. Legenda yra tas, kuris šaltą, saulėtą sekmadienio dieną, snieguotą bei žemingo oro ir sezono leidžia smagiai laiką. Domeikavas kalnuose, važinėdamas juose. O loseris yra tas, kuris chatoj dabar sėdi, žiūri šį video ir galvoja, kai jam kietai. Tai va, taip ir yra, man kietai. O tau, eik tu nafig, kaip plaukiu, eik tu nafig. Čia nemiriau, žvake šokau. Atrodo, plaukiau ir matot. O, tu nafig, eik tu nafig. Eik tu savo. Eik tu savo, kaip priekis čiuožia, eik tu savo. Eik tu savo. Eik tu savo. Eik tu savo. Eik tu savo, eik tu savo. Eik tu savo. O, kurmė. Eik tu savo. Šakis apsišaroja, o čia buvo mano paskutinis važiavimas šiandien. Daugiau neužžiosiu, nes aš pavargau. Ačiū už dėmesį, su jumis buvo aš raideris Marius Inta. Susitiksim Traška Braška servise. Iki rytojaus, iki. Vyksta važiavimas, važiuoja Marius Inta. Atvirdi ant gilo neveikia. Čiut nemirė mačiau, oik tu savo. Nu ką, paskutinis išvažiavimas iš Domeikavos hilo. Ne, šitai nesuvynė. Dar tu vieną praleidžia. Oba. Ir čia buvo pabaiga. Čia panašu, kad pas padangų oro nėra. O, matot, kaip būna. Gyvenime būna visko. Ir
pamiršti ir taip toliau. Gerai viskas.